ta morda, kai atsikelia anglų fanas stadione, kai nieko nėra, tai aš sakyčiau, kad ten jau buvo nebeveidas, o kostiumas. Kostiuminė drama. Ieško, kur čia išėjimas yra, kuris randasi iš viso. Tai ten buvo labai gerai. Netikėtai jūs čia mūsų užklupo toj laidoj, labas žiūrovė. Nu tu ir kitą kartą paskambink ateidamas, negali taip paprasčiausiai įeiti, mes čia su Nerijum maudomės. Dviesiam. Ot gera pradžia, blecha, iš karto jaučiasi patirtis vedėjo, ne? Jaučiasi. Jaučiasi. Nu kas gera, Nerka, kaip tau pusfinalis? Pusfinalis ar lei? Reiks, o dabar aš tave pataisysiu. A, tu žinai, kad etapas yra vienas pusfinalis ir dviejos pusfinalio rungtynės. Gerai, aš tikėjausi bent jau čia su kalbos komisija nesusidurt, bet... Čia žiūrovams, aš žinau, kad tarp žiūrovų yra labai nemažai berašių, dar labai daug ir tai nemoka kalbėti. Tai iš tikrųjų atsiminkite, kad etapas yra vienas, o jo rungtynių gali būti kelios. Jie jau pamiršo. Ja? Nu, nekreipkite dėmesio, tada išjunkit nafik. Ai, tarp kitko, neišjunkit. Žiūrėkit šiandien iki galo. Dėl to, kad laidos pabaigoje aš jums pasakysiu tokią fintuką, kad jūs nugriusite ant žemės. Mes su Nerijum taip viens kitą pamilom, jo? Kad mes negalime viens be kito. Ir per olimpiadą, nesakysiu nieko, paskui gale, bus bairi, žodžiu. Tai likite iki galo, gale išgirsit. O Nerijau, turiu tave nustebinti, gal tu mane pagirsi, aš žiūrėjau abejas pusfinalio rungtynės. Pusfinalio etapą. Taip. Ačiū labai visiems susirinkusiems, tikrai smagu. Ir man labai patiko netgi, dar taip tau pasakysiu. Kas laimėjo? Oi, aš netgi galiu pasakyti, kaip mums sekasi, kai mes su tavim turim lenktynės, kur spėliojam rezultatus ir už tikslų rezultatą galim gauti 5 taškus ir tau pavyko gauti 5 taškus. Tu pataikai Ispaniją, Prancūziją, sakei, kad bus 2-1. Taip ir buvo. Fantastika. Ir tada mes abu, aš sakiau, kad Ispanija laimės 2-0, galvojau, kad prancūzai neįmuš. Čia tu mane ir subalamutinai. Tu sakei, kad prancūzai neįmušė nei vieną. Tai tu apie kažkokį Mbappé, jie turi Randalį Kolomonį, kaip jie gali neįmušti. Rondalis Kolomonė. Randalis. O žinai kaip prancūziškai? Randalį Kolomonį. Randalį Kolomonė. Bet man labiausiai šitose rungtynėse, kur aš prognozavau, kad Ispanai laimės 2-0, laimėjo 2-1, man labiausiai imponavo, aš net pritupiau, kai išgirdau 16 metų, Jamalis, priminė komentatoriai, sekmadienį per finalą švęs 17 gimtadienį. Šeštadienį, tada negaliu žiūrėti. Nebūsiu. Per šabą. Jo, bet kokį golą, kokį gražuolį įvarė, jau net man, tokiam, žinai, nihilistui ir ten kokiam nors vatnikui, gal net gali sakyti. Nu, net man buvo fantastika. Viskas išeina. Nu, gerai, ne vatnikui. Kaip tu, ar prisimeni dar nors vieną tokį, aš pažiūrėjau praeitą Europos čempionatą 2020-aisiais, atrodo, geriausių jaunuojų krepšininkų, futbolininkų, galva išdurnėjus. Irgi buvo kažkoks ispanas 18-metis pripažintas. Ten buvo Gavi turbūt. Kažkoks, nežinau. Man tai jeigu 18, tuo Robo Pedri. Pedri. Iš dainos yra dar Pedri. Nu, atsimeni dar nors vieną tokį 16-kinį, tokį wunderkinduką, kur pusfinalį tokį įvartį kabintų. Pelė toks buvo, bet irgi vyresnis šiek tiek ir pasaulio čempionatuose, aišku. O iš tų wunderkindų maždaug tas pats buvo prognozuojama Ansu Fati toksai. Dar vienas ispanas. Aš paskendau tavo akių mėlį dabar, tai tu kalbėk. Tu manęs negirdi? Ne. Nelabai man ir įdomu, bet tu jiems turiu pasakok. Gerai, pasakoju jums, Karolis paskendęs mano akių mėlį. Tai, bet kad taip išautų per didžiojo čempionato pusfinalį, manau, kad nebuvo ir turbūt negreit dar bus. Nu jo, išskirtinis ir šiaip komentatorius gerai pasakė, man atrodo, kad Ervinas gal komentavo, o gal Rytis komentavo, sako, o ką jūs veikia 16 metų, žinai. Ir štai pagalvojau, žinai, ką veikiau? Tu tik nerodyk.
Ir negaliu nei rodyti, nei parodyti, bet būtent tai. Ir tai buvo ant antro aukšto palėpėje, antram aukšte, kaime, Irenos Starošaitės video žiūrėjau per 5 kanalą. Aha. Ar gal Info TV, nu kažkas, šoko jinai. Oi, čia mes dar laidoj. O ką tu veikiai Nerijau 16 metų? Leisk, kad spėsiu. Tu dirbai jau kur nors kokiam autoservise pagalbinių pabiškį, nes tu toks man panašus, kur labai anksti pradėjai pinigus uždirbti. Kad ne, žinok, aš priešingai dariau viską, kad man nereikėtų dirbti. Tai iš esmės tuo metu turbūt sportavau, bilę ką. Ir netgi krepšinį taip pat, niekam nesakyk. Ai. Taigi tu nedidukas labai. Aš tai čia, žinai. Tai 4 numeris. Ką, trajekėlį pataikydavai, gerai? Ar tavo prasiveržė? Aš netgi, žinok, mokykloje turbūt konkursą laimėjau 10 klasiai. Ką, šokiu? 3. Ai! Nu, sumečiau ten gal 11 iš 25, bet užteko tą. Nesumetai, Nerijau. Sumečiau. Sumetai 11 iš 25. Tai čia fantastinis pataikymas. Čia klausyk, čia geriau už Milaknį praeitais metais žvaigždžių dienoj. Bet... Mindaug karaliaus taurį. Visuose kituose aš po 5-6 mesdavau tai. Tavo diena buvo, ne? Tai va, tai Jamalis yra vyrukas, kuris... O galim garantuoti, kad va toksai va Jamalis, kuris jau man tai nesueina galai. 16 metų sabačina tokį įvartį, nu ten įvartis gražuolis, bam, iš tos kojytės, tas kamuoliukas prasisuko, ten į 9 skaitosi, ne? Ten taip, ten jau... Žiūrėk, man tai kaip žinios, mano. Augi virš savęs. Jo, tai... Nu, čia galima sakyti, kad šitam bičiui jau garantuota žvaigždės karjera. Ar kažkas gali tokį žmogų sustabdyti? Matai, tokio amžiaus tas yra dažnai sakoma perėjimas į vyrų futbolą, jis jau perėjęs. Tai yra čia nebent traumos, mergos arba mililitrai, nežinau. Bet jis nepanašus į tokį, tai spėju, kad čia labai šviesiai ateitis jo laukia. Nu jo. Ispanai laimi 2-1, tu sakei, kad prancūzai žaidžia tokį šūdą, kad viskas, ko tu labiausiai norėtum. Kas tave trikdo? Kaip sakai? Kas tave trikdo? Ne, man tai labai tinka, čia mano leksikonas, man jis artimas yra. Kad tu net linkėjai jiems nepatekti į finalą, ne? Jie mano norą išpildė. Jie išpildė tavo norą, bet ar tu buvai padaręs lengvą kakų, nes jie pirmavo 1-0? Tai kad, koks ten 25 minutų jau buvo 2-1, tai Ispanų nereikia erzinti. Jeigu muši įvartį prie esant 0-0, tai mušk 85. Tada turi šansų. Jeigu tu įmuši 2 minutę kaip Kartvelai arba 9 kaip šitie, nu tai kas? Nu tai tu vis tiek pakastas. Jo, tai 2-1... Karmelovai ten tarp... menininkų tam... Kalnelį, tai. Net pažinti, kur... Gerai. Taip, žiūrovas, tu dar čia, biški, susirask ką veiklos, pažiūrėk kiek valandų. Bet jeigu dar sėdi, pabūnam. Laukia plus 36, kuris eis. Šiaip tai pabūk. Jeigu rimtai, tai pabūk, nes čia pizdėts. Buvai? Žiūrėk. Žiūrovas, galiu taip tave kreiptis. Olandai žaidė su anglais ir čia, Nerijau, reikia pripažinti, kad tu, būdamas vis dėlto iškilių Lietuvos futbolo ekspertų, tokią kiaulę pakišai žiūrovai. Sakei, kad laimės Olandai 2-0, o anglai laimėjo 2-1 ir ką padarė Nerijui Kėsminui? Nuvarė nosį, o taip. Aš irgi vakar taip dariau. Oi. O tu dėl kokios priežastys? Labai kažkaip, nu ką, tenai tie anglai, nustebino tave? Nu, kaip sakė Kazys Maksvytis apie vieną krepšinio rinktinę, sužaidęs vienas geras rungtynės, į olimpiadą nepateksi. Tai aš vis dar sakau, kad sužaidęs vieną gerą kėlinį, čempionatą nelaimėsi. Man labiau užsifiksavo kita Maksvyčio frazė, pantro pernai prieš pasaulio čempionatą, sako, eina nahui. Tai va šitą? Jo, bet čia ne interviu, čia tiesiog. Čia ne iš konteksto, neištraukti netgi, ne? Tai va. Nu, dabar atsakyk man, Nerijau, kaip ekspertas, ką anglai padarė tokio, kad jie yra finale? Laimėjo rungtynės. Jo, bet tave turėjo jie priblokšti kažkurį vietą. Kažką jie turėjo daryti kitaip, nes tu jos buvo išvadinęs darmaėdais. Šiaip tai iš tikrųjų netyčia Southgate'as atliko du keitimus ten Paulaneris. Čia inside joke'as nieko nerodyk. Dyvų inside joke'as, Kostas ir Martynas aišku žiūri ir jie žino, kodėl Paulaneris. Aš apie Kolą Palmerį kalbu. Išėjo, kištelėjo tą pasą, o Watkinsas tiesiog paliko Angliją gyvą. Aha. Tai
visiškai nebūdingi Southgate'ui keitimai. Kai sako, kažkas atrado drąsos, aš sakyčiau, kad čia visiškai buvo panikos priepuolis ir jis darė bet ką. Sakė, tu ir tu. Aš nesu matęs paskutinę sekundę įvarčio. Kad taip gražiai. 8-9, 5-9 ir golas. Tai tu net šitą užfiksavai? Taip, aš žiūrėjau. Bazerbiteris? Nu, gerulis, ne? Tai skausmas čia turėtų būti beribis, tu gal gali nupasakot. Skausmo tai nėra, man tai... Ne tau, Olandam. Tu praleidai paskutinę sekundę. Olandams gal skauda. Olandams gal aš vėlgi, taip sakyčiau, turiu savo nuomonę apie tą 11 metrų baudinį, kurie ten gavo, kas irgi... Ir aš turiu šį kartą, žinok. Ką tu sakai? Eina nahui? ne, aš taip sakau, bet aš dar pridedu, kad tikrai buvo tas baudinys. Aš tai sakau, kad tikrai ne. Nu, bet dabar nėra jau iki kraujo mes ginčysim. Gerai? Gerai? Pirmiausia, po smūgio, epizodas po smūgio. Ir Keinas įsirėžė. Žinai, kaip yra, aš sekmadienio lygoje žaisdamas arba treniruotės, aš tokių, kaip Orko sako, naklatkių esu gavęs 2-3 ir tu net nesiginčiai, ar tai buvo bauda ar ne, nes pats nespėjai sustoti, yra būtinė situacija. Bet tu kalbi, žmona miegantį vyrą užmušė su keptuvė, čia yra tas pats. Tai... Čia normalu, čia Lietuva, dėl Dievo meilės. Bet šiaip tai įvažiavo Keinas, įvažiavo jeigu Kukurėjos va šitas yra ne pendelis, tai šitas yra ne pendelis Kubu. Bet ten buvo dar vienas epizodas, kur, aš galvoju, tas epizodas, kur kirto per kojas, tai ten smūgio metu. Nu, tu prasme, jisai smūgiavo į vartus. Po smūgio. Ir nekirto, jis jau stovėjo, jis jau stovėjo tiesiog. Nebuvo judesio į Keino pusę. Okay. Bet jie varų pasinaudoja, tai po varo. Tai gerai. Vis tiek sakai? Kaip sako mūsų dauguma komentatorių, teisėjas visada teisus. Jo. Sviestas visada yra sviestuotas. Aikštelė stačiakampė? Aikštelė... Kamuolys. Apvalu. O taip. Jeigu neregbi, žaidim. Jo. Žodžiu, čia mes prognozavom su tavim abudu Olandų patekimą į finalą, dabar turėsim finalą Anglija prieš Ispaniją. Wow. Anglija antrą kartą iš eilės tiksliau patenka į Europos čempionato finalą. Koks tai Trafalgaro mūšis? Kaip? Trafalgaro kelintais metais palauk? 1805, turbūt ten Horacijus Nelsonas subaladoja ispanus. Norėčiau su tavim prabūsti ir niekada nebeatsikelti. Nušoko mintis su tavo to Trafalgaro. Praeitą Europos čempionato finalą Anglas irgi buvo. Žaidė su Italu. Italas Anglą nukepė. Dabar mes turim finalą Ispanija, Anglija ir aš tau iš karto pademonstruosiu žinias. Netikėtinas. Ar tu žinai, kuriai komandai ispanai patyrė didžiausią pralaimėjimą per visą Ispanijos futbolo istoriją? Čia neturėtų būti labai daug. 7-1. Va, tokį netgi pasiėmė. Aha. Už tavo tokį įvarysiu nerūtį. Čia netikėtas bus, matai, aš vis dėlto esu čia praplušų vedėjas. Europos čempionate čia. Čia, hui žinai. Šiaip tiesiog? Nu tai nuo kažkurios didelės šalies turėjo. Ne, jeigu tu neišmastysi čia, tai aš tikrai... Nu, kaip tu galvoji, kodėl aš užduodu dabar šitą klausimą, apskritai nerijau. Tai nežinau, kontrolinėse galėjo būti kokia Brazilija arba Argentina. Nuo anglų, nerijau. Nuo anglų 7. Ai, tai čia 19-20. 7-1, čia buvo kažkas apie 1-9-30 kažkėlintus metus, nu tai aišku, ten dar turbūt jie žaidė, aš įsivaizduoju, basi. Ispanai. Nu, visi turbūt, 30. Tai ar moteris turbūt buvo su vyrais vienoje komandai sumaišytos, aš taip manyčiau, ne? Galėjo, vaikai. Mėgsta žaisti. Vaikai, moteris, vyrai, neįgalėjai ir senjorai vienoje komandoje. Labai keista rinktinė. Ir anglai, kurie gaudavo prašmatnes 20 svarų sterlingų algas už futbolą per metus. Ne? Taip. Tai va, tai čia tokia, aišku, niekam neįdomi informacija, kad, reiškia, ispanų didžiausias pralaimėjimas yra būtent anglam per futbolo istoriją. Bet kur kas įdomiau yra, ar anglai su tokiu žaidimu, kurį tu nekartą buvai pavadinęs,
labai negražiai. Aš girdėjau uždaruose pokalbiuose, tu netgi jį buvai įvardinęs ir labai negražiai. Ar jie gali įveikti ispanus didžiajam finale? Dabar aš jau pradedu tikėti viskuo, žinok. Jeigu graikai laimėjo 2004, tai 2024 gali laimėti anglai. Bet šiaip vertindamas vėlgi realistiškai, kai sako, tu sakei prieš šveicarus, tu sakei prieš olandus. Bet taip pala, tai šveicarai škotų neplašė, olandai gavo į klyną nuo austrų. Ne? Buvo taip. Ja. Parodykit man komandą, kuri ispanus, ką nors jam blogo padarė iš vis šitam čempionate. Vokiečiai buvo arti, ar ne? Tas vadinamas Vokietys. Tai arti, tai ir yra tik arti. Jo. Gerai, tai pasiliekam pačią prognozę ir rezultatą pačiai pabaigai. Gerai. Nes dar turim vis tiek paskutinę laidą, apžvelgti truputį daugiau dalykų. Tai aš visai norėčiau, tarkim, su tavim pakalbėti, kad tu ir žiūrovai papasakotum. O tavo kelios nominacijos. Tarkim, geriausias, aš čia užsirašiau, geriausias aktorius šitam čempionate. Kas buvo toks jau visiškai Meksikos serialų vertas bičiukas? Aš tai manau, kad būtų anglų teisėjai, nes jie labai tikroviškai apsimeta, kad jie yra teisėjai. Wow, čia paplojam, čia ir žiūrovas turbūt. Tu čia kirtai. Gražiausias įmuštas, čia kaip suprantu, teisėjimą vertini labai blogai. Aš labai blogai vertinu teisėjimą, taip. Wow. Gražiausias įvartis Čiampo. Jamalis? Jamalis, bet buvo tokių panašių. Aišku, Jamalio to įvarčio svarba į kelią į pirmą vietą, bet buvo labai panašus smūgiai ten Nikolajas Stančių ukrainiečiams, ne? Šačyrį mušė tiem patiems škotam turbūt. Buvo Belinkiamas per save. Tai yra, buvo tų įvarčių, bet ne, jeigu taip... Belinkiamas buvo per save įvaręs? Kaip kažkada lietuviai škotam tokį? Nemačiau, žinau. Kur kitaip finale žais su Slovakija, jeigu jis nebūtų įvaręs tą 96 minutę. Tai... Ai, čia Slovakams tokį vinį įvarė per save? Visiškai per save. Blemba, geras, Tai aš vis dėlto vertindamas svarbą ten, ne, tai pasilikčiau ties Jamalį įvarčių. Ok. Geriausias fano kostiumas. Čia tau jau reikės prisiminti, net kelios nuotraukos, žiūrėk, aš tavo spausdinės turiu. Aš tai, žinok, su mados reidu turiu tik tiek bendro, kad prie legendų treniruotėse keliose esu dalyvavęs su Aleksandru Pogrebnojum ir gal vienas kitas rungtynės, netgi kartu su juos žaidęs. O Pogrebnojus negėjus kartais? Aš nieko prieš, tiesiog klausiu. Man jis neatsiskleidė. Skirtingai nuo tavęs. Gerai. Žinai, koks man geriausias kostiumas? Ta morda, kai atsikelia anglų fanas stadione, kai nieko nėra. Tai aš sakyčiau, kad ten jau buvo nebeveidas, o kostiumas. Kostiuminė drama. Kur čia išėjimas yra, kuris randasi iš viso. Tai ten buvo labai gerai. Užkulisėse. Pogrebnojus, ką jisai? Vartose pas mus tave. Jis varataris? Gaila. Gerai. Didžiausia čempionato staigmena. Kas tave nustebino? Didžiausia staigmena. Čia šiaip gerai, kaip ir Anglai finale, ar ne taip? Ar čia ne čia didžiausia staigmena? Gerai, tegul būna taip. Anglai finale, tai yra... Tau nestaigmena, man taip, šį kartą atvirkščiai. Bet Nerijau Kėsmina iš Vilniaus. Iš Vilniaus, to, ne? Iš Pagėgių. Iš Pagėgių. Oho. Dabar atsukim įrašą. Pirmoji laidoje, kai mes kalbėjom, prieš pat čempionatą. Taigi anglai buvo pirmas reitingas. Va, tenai. Ar ne taip? Tai kokia čia staigmena? Tada čia labiau tavo heitas anglam eilinį kartą veržiasi. Čia manai, kad taip? Taip. Nesgi favoritų čempionatų netgi buvo lankyti anglai, aš dabar prisiminiau. Aš kažkaip tai niekada neturėjau heito anglams, aš turiu heitą anglų futbolų šitam čempionate. Taip. Nors mano vienas bičiulis toks Atis, aš negrina kraujas Britas, bet vakar žinutės siuntinėjo, kaip ten triumfuoja Britai ir visą kitą. Tas iš stadiono? Ne, tas jau Karmėlavai. Bet antrą kartą būti finale vis dėlto iš eilės yra jau šis tas. Tai gražiausias čempionato mačas dabar dar toks reikalas. Ar tai tik Ispanija, Vokietija, čia vienareikšmiškai, nes iš esmės man tai yra šito čempionato finalas. Finalą aš jau mačiau, dabar pažiūrėsim, tiesiog formalų kažkokį ten, Ispanai pasiima taurę.
Aha, nu, man žinau, gal vis dėlto būtų Portugalija, Slovenija, vienintelės rungtynės, kurias aš normaliai mačiau. Su 0-0. Jo, nes aš labai mėgstu, kai nieks neįmuša įvarčio ir visi tamposi. Tai, žinai, aš aktorius, aš menininkas, aš būsiu palaidotas menininkų kalnelį Vilniuje. Pogrebnojus irgi. Pogrebnojus, be jokios abejonės. Gyvas Pogrebnojus dar? Mačiau, gal prieš pusmetį, tai turbūt taip. Nu, va čia jau patikrinam, bet daug dievė, kad viskas būtų gerai. Tai rungtynės, kuriuose verkė Ronaldo. Rungtynės, kuriuose tiek visokių vingių, vingelių ir viskas baigėsi pendeliais ir tokiais atlaikytais 3 iš eilės smūgiais. Nu, man kažkaip įsiminė. Turbūt pirmas gyvenime 0-0 futbole, kur aš jau šiaip nesu futbolo fanas, tu žinai. Nu, kur man įsiminė rungtynės. Tai gerai. Ačiū. Prašom. Tęsiam toliau. Jokingiausia laida apie futbolą, tavo nuomonė. Tai jo čia ne mes? Čiū. Geriausias čempionato žaidėjas. O dabar rimta, Nerijau. Ir prieš tai argumentų, kad žmonės galėtų pagalvoti, ką čia turiu omeny, porą užuomenų ir tada kalk. Kadangi ispanai laimės čempionatą, tai aš vis tiek turėčiau rinktis ispaną, ne? Ne. Tavo žaidėjas, kas va tau... Gali tą patį Mikutavičių imti iš Sakartvelo? Gerai, aš pasirinksiu ne Žaržą Mikutavičių, pasiimsiu, kol kas man taip, jeigu viskas pagal planą, tai kol kas Dani Olmo. Aš sakyčiau, kad tai yra žmogus, kuris Ispanijos rinktinė, dabartinė Ispanijos rinktinė yra game changeris. Tai yra jo įvarčiai, jo ta veikla viršutiniam trečdalį yra vienas iš pagrindinių elementų. Kas yra viršutinis trečdalis, čia baudos aikštelė, ta prasme? Jeigu padalysi ten 100 metrų, ne po 30, taip. Apie 30 metrų nuo vartų linijos imk. Aha. Tai iš tikrųjų, man tai jis kol kas yra, taip, mes aišku, galim kalbėti apie Rodrį, apie Fabianą Ruisą, Jamalį, aišku, apie Jamalį, bet... Nu, baig, 16-inis geriausias žaidėjas, jau čia gal too much būtų, ne? Bet man, sakau, čia irgi labai subjektyvi nuomonė, visi dabar sakysit, kad Jamalis, aš nieko prieš. Aš sakau, kad man kol kas didžiausiai įspūdį yra padaręs Dani Olmo. Pala, tai tu sakai, kad tas 16-inis dar galėtų būti realiose lenktynėse ir dėl geriausių čempo žaidėjo. Tai kodėl ne, aš manau, kad jis vienas iš kontenderių. O kiek jisai primušė? Vieną? Vieną įmušė, bet jis visas rungtynes žaidė on high speed. Nu, on high speed, bet tai, bliamba, čia būtų stiprus, toks jau sakyčiau, karjeros posūkis, ne? Jauniausias visų laikų čempo žaidėjas dar neva ir geriausių galėtų būti. O papa. Nu gerai, man žinau, gal Jesusas Navas taip labai įsiskiria, sakyčiau. Šitam irgi buvo 16 kažkada. Nu taip. Karolis paprašė manęs jį nenatūraliai pagirti. Na, galėjau tą mintį pabaigti. Karoli, tu šaunuolis, tu sužinojai beveik viską apie futbolą per šitą čempionatą. Ačiū. Ir mes tada pratikrinsim tiesiog namų darbus padarė ir ne. Nu gerai, sunkus klausimai ar ne, Nerka, nes jeigu sunkus klausimai gal. 10 klausimų. Hui nesakai? Nesakiau, čia tu pas mus. Koks yra Ispanijos rinktinės nikneimas? Oi, blemba, tu sakei, Floro simfonija, ne, Rojas. Le Roja, gerai. Le Roja. Pusę balų už pastangas. Kiek daugiausia įvarčių yra pelnęs vienas futbolininkas per vieną čempionatą? O, easy 13. 9. Pasaulio čempionate taip, Žiustas Fontenas 13, čia 9. Tai tu Europos ar pasaulio klasė? Tu atsakei, pasaulio 13. Gal atsimeni kas? 9. Emanuelis Fontana. Ne, Žiustas Fontenas 13 įmušė pasaulio čempionate 54. Tai. O čia yra Mišelis Platini. Tai aš sakiau, kad Platini. Tupai Mišelis Platini. Okay. Kuri šalis yra daugiausia kartų priėmusi turnyrą? Labai paprasta, neriau. Šiaip per lengvi klausimai. Ispanija. Prancūzija 3 kartus. Ai, gerai. Praėjusį kartą gal netgi atsakei, žinok. Jauniausias ir vyriausias čempionato žaidėjas, kiek metų juos skiria? Nu, apie jauniausią, tai tu dėsi dabar.
Oi, tai jauniausias viskas aišku, bet dabar vat klausimas, ar Ronaldo 39 yra vyriausias? Aš abejoju. Ne. Aš sakyčiau, kad vyriausiui, dabar iš tavo, kaip bandysiu skaityti, galėtų būti 40, koks vartininkas turbūt, ne? Paprastai seniai būna, ne? 41. Kai mes kalbėjome apie tos, kurie baigia karjerą rinktiniai, tai ir kalbėjome ir apie jį. Pedro? Pepe? Pedro. Pepe? Pepe, taip. Pepe. Ir jam yra 42. Tai, aišku, kad 7 metai skirtumas. Gerai skaičiuoji. Okay. Kuri šalis iki finalų yra įmušusi daugiausia įvarčių? Oi, dabar tu čia. Ispanija. Šitam čempionate. Taip. Ispanija ir ten dafiga turėtų būti, neskirtumas nuo antros vietos. Prieš tai atsakinėdamas į klausimą, tu atspėjai 13. 13. Ir kiek, pavyzdžiui, antroji vietoje? Vokietijos 11, bet Vokietijos daugiau nebeįmuš. Man netoks ir didelis skirtumas, nes aš atsimenu po grupės, ispanai ten tvirtai pirmavo. 9 buvo jie po grupės į karą. Ne, jie po 11 vokiečiai pirmavo. Vokiečiai grupė 8 įmušė, po to Danam įmušė 2. Ai, žinai ką, ispanas buvo vienintelė nepralaimėjusi komanda, o Vokietijos gal buvo daugiausiai primušęs teisingai. Okay. Gerai, koks yra Euro 2024 talismanas ir ką jis simbolizuoja? Cukriukas waffle vadinasi. Čia, žinok, ir man... nauja cukraus gabaliukas mažiukas, man atrodo, ne? Ne. Šiaip iš tos saldumynų serijos guminukas toks meškiukas Albertas, kurio misija yra įkvėpti vaikus domėtis ir sportu, ir sportuoti. Labai įdomu. Žinai, koks yra pats baisiausias visų laikų talismanas, aš tau pasakysiu. Pasakyk. Amberis. Tas lietuvių gintaros spermatozoidas. Man jis... Į kempiniuką panašus. Aha, aš niekada jo nesupratau. Bet yra kaip yra. Nu, šiaip šito nežinojau. Ir aš nežinau. Kiek skirtingų miestų vyko Euro 2024? Tau miestų skaičių reikia pasakyti. Blemba, ten daug prirašyta buvo. Palauk. Sakyčiau, kad miestų, ne? Stadikų, tai ten daug buvo stadikų. 10, gal 11 tų stadionų, kažkas tokio. O miestų, tai turbūt irgi tiek pat. Tiek pat, tai kiek? Arba 10, arba 11, ne? Pataikys. Nu, rinkis vieną. Nu, 10. Pataikė. Kurio šalies treneriai dominuoja čempionate ir treniruoja daugiausia rinktinių? Vienos šalies, bet skirtingas komandas. Turėtų būti, logiškai manyti, kad koksai nors Portugalas. Ne. Ispanas. Ne. Vokietys. Ne. Graikas. Sorry, nusišneku iš viso. Prancūzas tas pats. Ne. Šveicaras. Ne. Austras. Ne. Lietuviai. Tu labai šaudai, žinai, kaip laivų mūšį. Geografiškai tu labai arti šaudai. Monakas. Palauk, tai būtų Prancūzija. Vatikanas. Klausyk, palauk. Liuksemburgas negali būti, Farerai atkrenta, Islandija. O čia žinai, dyvose, kur skėliau bairį tokį irgi, kad šveicaram ir italam žaidžiant išsikėliau klausimą, įdomu, už ką serga Vatikanas šitose rungtynėse. Ir bairis kame? Ten šveicarų gvardija. Vėl blykstelėjau intelektu. Seni, bet tu kaip kartais kali. Wow, seni. Wow. Aš tai albanus labai palaikiau šitam čempionate. Ir ne albanai turėjo daugiausiai trenerių. Nu, blema, tada turi būti, jeigu tu sakai, aš arti šaudau. Lenkas tas pats. Tu, kai austrų šveicarų šaudytų, šaudė arti. Tai tada, palauk, ir Vokietys tada turi būti arti. Austras, šveicaras, italų. Dabar vardiju. Luciano Spalletti. Italija. Čia ką jis treniruoja? Italija. Italija. Netikėta, bet Italija. Okay. Francesco Calzona. Slovakija. Calzone vakar valgiau kaip tik džiazę, wow. Slovakų treneriai? Ne, uždara pica perlikta, labai skaniai. Vincenzo Montella, Turkija. Domenico Tedesco, Belgija. Ir Marko Rossi, Vengrija. Bet tai pažyrė jų čia. Nu ir kur tie visi treneriai dabar? Karmėlavai. Klausyk, aš dar ką norėjau pasakyti. Nušoka mintis prisiminti. 9. Kiek buvo žmonių aplikavusių įsigyti bilietus į Euro 2024 20 milijonų. finalą? Į finalą? 2 milijonai. 2,3. Sakykim, kada sakėjim. Taip, aišku. Ir kokia yra oficiali Euro 2024 daina, kaip jį vadinasi? Nuoroda čia yra, bet aš
Ai, kaip vadinasi? LKL himnas? Ai, Fire vadinasi. Nu, padainuok. Ką? Ta daina. Aš nemoku dainuoti. Nu, bent pabandyk. Ne, nebandysiu. Nu, duok pradžią. Ir aš pradėsiu. Nu, pradžią. Žmonės ir taip apie mane jau blogai galvoja. Nu, pirmą natą, nėra. Ir aš tada. Aš neatsimenu. Ir okei, kad net. Čia yra YouTube nuoroda, galėsi. Gerai. Gerbimo žiūrovas, kadangi tu praeidą laidą gavai tokią užduotį, aš kiek žinau, man kūrybinė grupė pasakojo, kad neblogai jie ir pasinaudojo ir man čia yra padėtas užverstas lapas su jūsų klausimais. Kaip suprantu, klausimai skirti ir man ir Nerijui, kai aš tų klausimų esu nematęs, jokio pasiruošimo nėra. Ir skaitau pirmą klausimą mum. Ar manote, kad Lietuva kada nors pateks į Europos futbolo čempionatą? Ne. Ne. Aš jau būsiu Karmėlavai, jeigu pateksiu. O tai tu nenori, tikrai Karmėlavai, nes aš Pilviškiuose gal net svarstau. Ai, taip? Nu. Tai tu Pilviškiuose, aš Karmėlavai. Nu, davai, žinai, vienoj dobėje, galim sugristi. Kodėl, pažiūrėjau, nėra komentatorių? Manau, kad tai yra jo, didelės draugystės pradžia, kaip sakė. Taip. Mes kartu gal negyvenom, bet mirėm tai kartu. Matai bus. Ta pačia diena. Taip, toj pačiai mašinai. Toliau, kas bus čempionato geriausias žaidėjas? Klausė mūsų, net nežinau kas, neparašyta tiesiog. Nu, tai aš kaip ir jau... Bet dabar pasakei temą. savo, o dabar spėk, kas bus išrinktas. Kas bus tada Jamalis. Aik, rimtai? Nu gerai, aš čia neturiu komentarų. Ką jūs manote apie Laminą Jamalį? Nu jau daug kalbėjom. Ar Lietuvos futbolo rinktinė įveiktų Puerto Riko rinktinę? Ai, taip, ar Fulės rinktinė įveiktų Kašės rinktinė, čia taip. Palyginkit Lietuvos futbolo ir Puerto Riko krepšininkus, mūsų futbolo rinktinė žaidama futbolą. Taip, aš taip supratau, žinok. Palyginkit Lietuvos futbolo ir krepšinio rinktinių pasirodymus per paskutinius 10 metelių. Puerto Rikas turi Fulės rinktinę šiaip? Turi kažką. Turi, bet tai... Besdalai ten turbūt tokia, ne? Manau, kad pasismagintų kitas gynėtis ten su jais. Nu, ar lietuvis jau taip prieš kažką gali pasismaginti? Prieš šituos pasismagintų. Jo? Nu, kaip prieš Gibraltarą išvarta pergalė 1-0 būtų. Nu, nes aš galvoju, mus ten koks Trindadas ir Tobagas tai atspardytų turbūt, ne? Dar? Nu, ne. Būtų 2 rimtų vyrų kova. Gerai, o palyginti Lietuvos futbolo ir krepšinio rinktinių pasirodymus per paskutinius 10 metų, iš tikrųjų, nu, sutikit, Jose Kuseiro buvo prieš 10, ne? Seniau. O ne Mūrinių? Na, aš tabulėjau seniai. Bet... Net Lietuvos krepšinio rinktinė neiškovojus jokių apdovanojimų, nu mes negalim lyginti Fulės ir Kašės, nu vis tiek žaidžiame Europos čempionatuose krepšinio, pasaulio čempionatuose, fucking olimpinėse žaidynėse buvom taip tam pačiam Rio. Nu, matai, skirtumas tas, kad kai gauna į kailį futbolistas niekam neskauda, kai gauna krepšininkas skauda visiems. Buvo laikas, kai skaudėjo dėl futbolo, žinok, net ir man, aš atsimenu Karčiamarskos Taučias. Bet po to aš parašiau, kad futbolas mirė ir tu metei tau užsiminėjai. Aš iš karto, aš atsimenu, mes šūliai paskaitydavom, ką tu parašai ir... Nu, labai formuodavo nuomonę. Tiek mano, tiek ten klasioko, galiu pavardė. Mindaugas Gakas, Arnas Karpavičius, Kazimieras Labanovskis. Tai va. Ar futbolas grįžta namo? Tai labai aiškus klausimas norėjau. Žinai, kaip yra, kai tas football's coming home, ne? Aš tai manau, kad eilinį kartą bus football's going home. Okay. Kas laimės Euro 2024? Apie tai dar pakalbėsim netrukus, bus mūsų prognozė. Kiek Karoli rungtynių dabar jau matėjai čempionato? Taip pasakysiu, nuoširdžiai mačiau abejas pusfinalio rungtynės, Portugalija, Slovenija ir dar gal prabėgom kažkurį ketvirtfinalį. Tai sakyčiau, 4-5 rungtynės aš mačiau. Tai yra daug daugiau negu per kokius 3 praėjusius Europos čempionatus kartus. Neabejotinai. Ir turėtų pripažinti, besėdint su tavim per šitą keistą mūsų programą, kurią finansuoja Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas. Bet jau mes taip norėtume, taip aišku nėra. Ir departamento nebėra. Ir departamento, nes Kurtinaitis dirbo vadovu. Aš visai pamėgau šitą žaidimą. Skašėpis suprotą, neišpamėgau. Vis tiek būtų patikėjęs galėjo. Gerai, kodėl Karolis jaunesnis ir daugiau praplikęs? Labai geras klausimas, bet aš turiu žiūrovą net šiek tiek gal ir nuliūdinti. Mano senelis, Karmėlavai beje palaidotas, Petras Tiškevičius, aš mačiau jo nuotrauką, jinai yra ant kapo paminklo ištatuiruotas, kaip čia, nudažyta. Jo plikimas sustojo. Tu iš grafų giminės? Iš grafų, be abejo, kad taip, močiutė taip sakė. Raktai Kurhauzo pas mane bardačiokia. Tai man, reiškia, nuotraukai matos kaip senelio plikimas, kaip tik čia ir sustojęs yra, žinai.
Tai aš taip tikiuosi, kad čia pas mane jau paskutinė zona. Tikrai? Nu, ačiū. Bet pas tave, kad sužauginta ševeliūra yra. Kokį šampūną naudoji? Kaip tai pasakybėjai padaryti? Kas yra šampūnas? Okay. Jaučiu. Kas lemia žaidimo rinktinėje pabaigą? Vieni lošia iki 41, kiti 34, Pepe, Krosas. Krosas, aš tai manau, kad dar būtų galėjęs žaisti kokius 3-4 metus ramiai su jo galimybėm. Bet gal nebenori atrodyti lavonas, žinai? Arba gal nusibodo tiesiog su Jamaliu kambarioku būti. Nu, jie nebuvo, aišku, bet... Ne, tiesiog žmogui subrendo toks sprendimas ir tas sprendimas yra iš tikrųjų išmintingas. Karjeros pikėjais laimėjo, jeigu būtų laimėjęs Euročempą, tai būtų išvis pasaka, bet jis laimėjo su Realu Primera, jis laimėjo Čempionų lygą, užsidarė čia Europos čempionate garbingai ir tiesiog žmogus nusprendęs, kad gal jo 3 vaikams namie reikia tėvo, o ne futbolisto. Ir jam pačiam turbūt jau. Apie tavo tą pastabą, kad karjeros pikė irgi yra, manau, kad labai rimta versija. Bet klausyk, kažkaip varatariai ilgiau žaidžia, ne? Varatariai būna senesni. Vartininkai arba viduriginiai, aišku, kur to bėgiojimo mažiau, apie 41 viduriginiai ir nebaigia karjeros, rinktinė nebežais. Nu, yra tokių kažkokių lemba unikalių žmonių, pažiūrėk, tarkim, kad ir krepšinį, jeigu paimsi mane, Marcelinio. Krepšinį, Vartas jo. 42, atrodo jau jam. Krepšinis kita istorija. Tu 2 kartus perbėgai aikštę, tave gali pasodinti ir tu atsikvėpuoji ten kažkiek minučių. Futbole viskas išėjai, žopa. Tu bėgi, kol tu ir pakeisti gali tave tik tai vieną kartą. Ypač dar tokiam lygiai, kur tokie tempai, žinai, čia, sakykime, vis tiek ne Lietuvos futbolo lyga turbūt, ne? O neįžydneka lygas. Okay. Panevežys Suomis 3-0 nurengė, jeigu ką. Aš pati tą dievą, kaip jiems gerai. Kaip jūs susipažinot? Vat kaip mes susipažinom? Tu atsimeni tą pirmą kartą? Aš atrodo... Man atrodo, renginys kažkoks tai buvo. O man atrodo, kad sporto televizijoje tu dirbai pas Čekavičių komentatorium tuo metu. Galėjo ar tai būti. Ir aš tave, man atrodo, Maironio gatvėje Kaune pirmą kartą pamačiau. Maironio gatvėje Kaune, gerai, tegul būna. Mes tada bet aš taip spėjau. Svarbu ne Justino Marcikevičiaus, šiais laikais svarbu yra tai. Taip, čia neduok tu dievė. Bet mes, sakyčiau, kad gal tik dabar pradėjom daugiau bendrauti. Mes buvom pažįstami, ne? Nu taip artimai kaip dabar, tai... Ne, čia jau net sakyčiau kartais per artimai, aš kalbu kaip vyrai ypatingai. Jo, aš irgi kartais norėčiau privačios erdvės šiek tiek. Nu, žinai, jau įsileidai kiauliai į bažnyčią, tai jau dabar ir ant altoriaus aš tau, prišiksiu. Gerai, kodėl Lietuva taip silpnai žaidžia futbolą? Kame yra problema? Gal, aš pabandysiu atsakyti, kaip aš galvoju, tu sakyk, ar aš teisus. Mes nemokam. Neturim mokyklos, neturim pagrindų. Trenerių, silpna paruošimo sistema. Be pamatų namo nebūna. Vaikų paruošimo sistema yra silpnai nesubalansuota. Reikalai galbūt gerėja šiek tiek, bet tas toksai, kai sako, mes žengiam ten 7 myliais žingsniais į priekį, tas yra dažnu atveju taip, bet tu 1 7 myli, o pasaulis kokius 3. Ir tu vėl lieki tas, kuris nemoka žaisti futbolą. Bet Nerijo, vaikų lankančių futbolą dabar Lietuvoje, jeigu aš neklystu, yra daugiau negu lankančių krepšinį. Čia ne pirmus metus taip yra. Futbolas yra masiškiausias sportas. Tai yra officially, čia yra paprasta statistika, taip. Bet tai vadinasi, medžiagos yra. Kur tada problema? Mes ją gerai gadinam. Bet taigi Anderlechto programa ten buvo taikyta kažkokia mandra, ne? Programas yra taip, aš tai sakau, aš pats savo matau. Aišku, jos nauda gal tik pasimatys po 10-15 metų dar. Labai paprasti dalykai, tai yra, mano supratimu, vaikų trenerio darbas turėtų būti full-time jobas, o ne tai, kad... O ne blowjobas. O ne tai, kad... Nedaug nuklydai. Esmės, taip, iš tikrųjų, kai žmogus atidirbęs ten prekybos centre 10 valandų sėda vakare sudarinėti treniruočių planą, neturėtų tai būti. O už 600 eurų, būdamas 30 žmonos ir 2 vaikų jis išlaikyti nelabai gali. Ne, čia parodė, jeigu čia tokie dar pinigai, tai lalala. O darbas tai su kokia banda, ne? Su kiek žmonių, kiek vaikų, o Jėzus.
Gerai, neįsiplėskim, palinkėkim Lietuvai. Šiaip taip, linkiu Lietuvai sėkmės šitų klausimų, nes aš galvoju, jeigu vaikų yra, tai hebra, motivacija žiūrėti tokius čempus ir tenai vieną dieną atsidurti, išvestą mūsų trispalvę, turėtų būti labai didelė. Aš nenoriu, kad mes čia vien tik taip pesimistiškai ir negatyviai ir pašaipiai kalbėtume. Nors juoktis tikrai yra iš ko bent jau kol kas. Kas laimės Copa America? Nežinau, kas tai yra. Copa America yra tas pats, kas Europos čempionatas, tik tai Amerikoje. Supratom. Iš tikrųjų žinojau, bet aš norėjau įnešti šiek tiek humoro į šią laidą. Tai laimės arba Argentina, arba Kolumbija, kitų variantų nebėra. Okay. Kodėl per rungtynes Prancūzija, Ispanija kamuolys buvo pilkas, o ne baltas? Čia toks klausimas, tau netikėtas į tarpuragį. Čia į tarpuragį. Atsakymas yra nežinau. Su kuriuo komentatorium Nerijui per visą karjerą labiausiai patiko komentuoti kartu, ar visgi vienam geriau? Iš ko komentatorių? Aš iš tikrųjų nemažą malonumą turėdavau, tai nedažnai yra buvę. Su Valdu Dambrausku kaip eksperto pozicijai. Futbolo. Jis labai jaunai atrodo, nors nėra toks jaunas. Jis atrodo turbūt jauniau negu jam yra metų. Bet šiaip iš tikrųjų su juo buvo vienas malonumas, nes tu turi tada tą ekspertinę pusę. Nes pagal tuos, sakykime, supūsio vakarų standartus. Ne? Kai vienas bėgioja paskui kamuolį, šiuo atveju esu aš, ten skaito niekam neįdomius faktus ir niekam nereikalingus apie futbolą, o kitas tiesiog ekspertinę pusę palaiko. Tai su Valdu Dambrausku buvo lengviausiai. Bet čia gal labiau save numenkinį, nes aišku, suprantu čia tavo tą šaržą. Aš galiu ir vienas, aišku. Suprantu šaržą, bet ar tave gali papildyti taktiškai, schematiškai, bent kažkaip tai techniškai Valdas Dambrauskas futbolė. Aš suprantu, jisai Lietuvos rinktinės buvo treneris. Mato kitaip, ne, jis nebuvo, jis bus. Bus, jisai kino Žalgirio? Kada nors. Žalgirio buvo, ne? Ne. Kas jis toks iš viso? Taip, jis buvo Žalgirio treneris, taip. Žmogus, kuris dabar... Labai panašus į programuotojo yra treneris, taip? Ir jo, treniruos Kipro, šitą Nikosijos Omonė. Pas Nikoličių? Ne? Ar Nikosijos nedirbo Nikoličių? Čia aš tik dėl pavardės suvedžiau. Tu Nikosijos Nikoličium sakai, kad ten Nikoliškės yra ta Kipro sostinė? Nikoličius, palauk, jisai vadovavo Kroatijos kažkokiam klubui, man atrodo. Taip. Gerai, nebenusišnekėkime. Su kuriuo komentatoriumi atsakėm, kas jūsų nuomonė pažiūrėjus Euro ir Copa America turi daugiausiai šansų triumfuoti pasaulio taurėje po 2 metų? Favoritai bus tie patys turbūt, ar ne? Dar prisidės, aišku, Brazilija, Argentina. Tai Ispanai dabar vienareikšmiškai, Argentina sumesi dabar, bet taip. Žinai, kad Messi Jamalį maudė vonioje vaikystėje. Mačiau nuotraukas netgi. Čia kaip Mikutavičius, bet ne tas, kuris už Sakartvelą varo. O tą? Matai Buzeliui pasakas pasakoja prieš miegą. Ir tas Sakartvelo Mikutavičius prausė Marijoną Mikutavičių vaikystėje. Čia irgi labai įdomus faktas, mažai kas jį žino. Tai kas laimės? Dabar jau daug kas. Tai kas laimės pasaulio čempionę, Rūti? Jeigu viskas pagal šitas tendencijas, tai dabar sakyčiau Ispanai. Nes ir Brazilijoje, ir Argentinoje procesai vyksta tokie, kaitos procesai, nesakau, kad labai skausmingi, bet jie yra. Messi Neymarai leidžiasi kažkur už horizonto, ateina šešėlių valdovas, o Ispanai, jie yra ant bangos ir su šito komandai dar kurį laiką bus. Ok. Ir pabaigai, žinok, toks geras klausimas, kad aš negaliu jo neužduoti. Nerijau, kokia literatūra pačiam mėgiama, kokie rašytojai, tikrai įdomu. Ačiū už vakarus Dyvose beje. Kur tas čia kažkas iš... Prašom. Mano mėgiamiausia knyga visada buvo, ne visada, nuo tada, kai perskaičiau, buvo ir bus, yra, tik tai čia jau, aišku, turėčiau pajusti kažkokį tai gėdos jausmą Michailo Bulgakovo Meistras ir Margarita, nes kacapiškai parašyta dėl to. O mėgiamiausias rašytojas vienareikšmiškai yra Kurtas Vanegutas. Ok. Ką? Tai jam ir priėjom. Įdomiausias momentas, apžvelkime finalą. Ispanija, Anglija, labai trumpai apie jų kelionę iki finalo ir tada jau mūsų galutinė paskutinė prognozė. Tai Ispanai, jų kelias iki finalo taip keliais sakiniais, kaip tu nupieštum tai, ką jie patyrė, nuveikė, parodė šitam čempionui. Kaip?
Čia toks, Greičiau nereikia. sakyčiau, Euročempo rinkimas, kuris laimėjo viską ramiai ir nepaisant to, kad ten jie porą kartų įsileido pirmi, bet tai įsileido 10 minutę. Visa vis tiek pat tai yra komanda, kuri kol kas žaidžia nepriekaištingai ir jeigu nenutiks kažko tokio, tai taip turėtų likti. Ok. Nu ir tai aišku, jau suponuoja mintį, kad apie anglus nieko gero nepasakysi. Apie jų kelionę iki finalo. Kaip jie atrodė? Kaip tu jas apibūdintum? Jie sužaidė vieną gerą kėlinį. Vakar pirmą. O visa kita, tai tie patys burtai, jie ten buvo lucky iki begalybės. Ir viskas per Marytės plauką. Kai tu prieš Slovakiją neploši ten nei Danijos, nei Slovenijos ir tu finale. Nu, tik tiek, kad jie finale. Tai yra, aš sakyčiau, kad kažkuriuose sakiau, kad apie kažkurį epizodą irgi bendravimas tai mane blogai veikia. Tai sakiau, kad jeigu nuošalės nepakels, tai Dievo arba nėra, arba jam pochui. Labai gerai. Šitas galiu panaudoti savo laidose ir kitose projektuose, kuriuose taip pat dar dirbu, mėlyje. Tai va, šitas pats, jeigu anglai laimės, tai yra taip. Labai gerai, seniai. Dievo nėra, arba jam pochui. Super, naudosim šitą. Not, čizis, girdim. Gerai. Nerijau Kesminai. Mūsų lenktynėse dėl mililitrų, kurios po stalų parkišėmės kitą pataliuką. Tu įsiveržėjai į priekį teoriškai nuo čempionato pradžios. Aš pirmauju 7 taškais. Niekas šito fakto neginčia. Bet nuo tada, kai mes paskelbėm lažybas, nuo tos akimirkos, tai yra nuo pusfinalio atrodo, ar nuo ketvirtfinalio paskelbėm lažybas, tu pirmauji 1 tašku. Nes aš dabar motyvuotas. Taip, ir viską lems, va čia tai yra fantastika. Vienerios rungtynės, didysis finalas ir jis nulems, kuris iš mūsų laimi super prizą. Ir aš tau pasakysiu, Nerijau, kad prognozuok pirmasis. Tu pirmauji, tu ir prognozuok pirmasis. Nes aš galėčiau sužaisti savo mililitrus, pasiimti leidęs savo pirmam ir pakartojęs tą patį žodis į žodį. Tik aš dabar užsirašau. 2-1 užsirašyk, ispanai. Aš užsirašiau 2-1. O ką tu užsirašai? 1-0. Anglai. Opa. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming, padėk, blėt, it's coming home, it's coming. Va, aš imu, žinok, aš tiesiog žinojau, kad tu imsi ispanus, jeigu jau parašiau keisti nebegaliu, taip nusprendžiau. Tai galvoju, ką aš čia dabar smaukysios, noriu rašyti 2-0 ispanai, yra šansas, kad tu parašysi taip. Tai aš imu rizikingą variantą, bet galvoju, palaukit, pernai buvo finale. Tai tu vis tiek laimėjai, visą čempionatą laimėjai, tu nieko nerizikuoji. Čempionatą laimėjau, bet dar noriu ir tą dovanėlę iš tavęs. Pasiimti, okei. Tai jau praeitą čempą, prieš 4 metus pralošėt Anglai finale. Blemba, esat šito čempą favoritai galų gale. Sužaidėte tą vieną kėlinį. Ateina laikas. Žinot, kad tavo varžovas yra Ispanija. Dar duokit. Underdogas. Aš tikiu. Bet Anglai. Kada jie laimėjo paskutinį kartą čempą? Seniai. Europos čempą niekada. Niekada? It's coming. 3 lines on the shirt. Kaip? Remestil Gaming. Čia iš tos pačios dainos, tik tai kita teksto vieta. Ai, palauk. Žiūrovas, tu dar čia nepasakiaugi paties svarbiausią dalyką. Aš tikiuosi, kad tu esi pasiekęs mūsų Instagramo kanalus, Facebooko kanalus, YouTube'o kanalus. Mes tik vieną turim, tai kanalą. Kesmino prognozės. Ir šitas YouTube'o kanalas, ir Instagramo kanalas, ir Facebooko kanalas. TikTok aš jau dabar atsimenu. TikTok, ką susinstaliuoji gal? Ne. Šitau pakursiu TikTok. Visi šitie kanalai lieka galioti šią vasarą, nes mes su Kesminu taip vienas kitą pamilom, kad liekam dar vienam projektui. Juk ateina olimpinės žaidynės. Ir prieš jas, per jas ir po jų mūsų klėdesius dėja, surprise, Daina Gudzinevičiūtė, jūs girdėsite. Galit nežiūrėti, bet vis tiek žiūrėsit. Žiūrėsit, aišku, jūs kaip, be mūsų jūs nelabai ką. Tai ačiū, kad žiūrit. O dabar komentaruose rašykit prognozę, kaipgi pasibaigs Ispanijos ir Anglijos rungtynės, rašykit tikslų rezultatą. Jeigu lygiosios, tai parašykit, kas laimės rungtynės po pratęsimo po pendeliu. Ir vienam iš teisingai atspėjusių mes padovanojam Nerijos Kesmino naujutėlaitį automobilį Peugeot. Taip? Šito mano... Kam to reikia? Iki.